Sveiki, su jumis itžinios.lt ir aš Svajūnė Jackūnaitė. Lapkričio 19 dieną ketvirtadienį kompanija Microsoft Lietuva surengė naujausių produktų pristatymą Forum Palace rūmuose. Svarbiausias renginio svečias Michael Hartman, kompanijos Microsoft generalinis direktorius Centriniai ir Rytų Europai, ir Jim Lucy, Microsoft vyriausiasis Exchange produktų grupės vadovas. Pristatymo metu ne tik buvo pristatyti naujausi kompanijos produktai, bet ir analizuojamos galimybės galinčios padėti sumažinti sąnaudas bei padidinti veiklos efektyvumą. Kilusi ekonominė recesija privertė kompanijas sumažinti lėšų dalį skiriamą IT. Tačiau kompanijos siekia ne tik sumažinti lėšas, bet ir išlikti pelningomis ir netgi padidinti savo konkurencingumą. Taigi, šiuo metu siekiama su mažiau padaryti daugiau. Tai ir yra naujasis efektyvumas. Kompanija Microsoft pristato keletą naujų produktų, galinčių padėti tai įgyvendinti. Tai ne tik Windows 7, bet ir Windows Server 2008 R2 bei Exchange 2010. Kiekvienas šių produktų leidžia užtikrinti didesnį efektyvumą, o sujungus juos visus gaunamas dar geresnis rezultatas. Kaip kompanija Microsoft gali padėti sumažinti išlaidas ir padidinti efektyvumą? Visų pirma, galima išnagrinėti Norvegijos pavyzdį. Šioje šalyje dauguma įmonių naudoja pakankamai brangų duomenų šifravimo sprendimą. Naudojant Windows 7 šio sprendimo galima atsisakyti ir taip per metus sutaupyti net 300 000 JAV dolerių. Naujieji produktai gali padėti sutaupyti ir elektros energiją. Nustatyta, kad Windows 7 per metus leidžia sutaupyti net 38 JAV dolerius, palyginus su Windows XP. Be to, sumažėja išlaidos skiriamos administratoriams, nes patys vartotojai gali išspręsti daugumą problemų. Taigi, viską susumavus darytina išvada, kad perėjus nuo Windows XP prie Windows 7 per metus vienam kompiuteriai galima sutaupyti net 110–190 JAV dolerių. Kompanijos pasirinkusios Windows 7 ir kitus kompanijos siūlomus produktus gauna ir kitų privalumų. Visų pirma, naudojant Exchange 2010 kompanijų darbuotojai gali lengviau pasiekti informaciją, kurios jiems reikia. Naujieji produktai užtikrina ir didesnį saugumą bei palengvina jo valdymą. Anksčiau buvo stengiamasi apsaugoti prietaisus, tačiau dabar apsaugos pobūdis pasikeitė. Apsaugoma asmens, kuris jungiasi prie paslaugų, tapatybė. Be to, Exchange 2010 siūlo naujų produktyvumo funkcijų, galinčių padėti kompanijoms ir jų darbuotojams lengviau tvarkyti aplankus ir veiksmingiau juos suskirstyti pagal svarbą. Su jumis buvo itžinios.lt. Iki.